Psichologinį saugumą komandoje mes galime kurti pasitelkę jungiantį bendravimą. Tai yra dalintis tik svarbiausiais dalykais - pastebėjimais ir vengti vertinimų, atskleisti savo jausmus, nes jie teikia be galo daug informacijos apie tai, kas vyksta, įvardinti poreikius, kurie sukelia tuos jausmus ir prašyti užuot reikalavus. Paprastai šnekant, jeigu kolega pavėluoja susirinkimą, užuot sakius, kokia prasmė man rengti susirinkimus, jeigu tu vėluoji, kas sukelia dramą lygioj vietoj, mes galime tiesiog pasidalinti pastebėjimu, kad pastebėjau, kad tu pavėlavai. Aišku, čia jau akis į akį kalbantis po susirinkimo su komandos nariu. Labai svarbu įvardinti jausmą, kurį aš patyriau. Tuo metu aš supykau ar susierzinau, nes žmonės neturi rentgeno akių, jie nemato, ką mes patiriam. Dažnai mes patys nesuprantam. Iš fizinio kūno pojūčių, krūtinėje, gerklėje, galvoje mes galime įvardinti, kad aš patyriau tokį ir tokį jausmą, susierzinau. Toliau mes įvardinam poreikį, kuris sukėlė tą jausmą. Aš norėjau, kad visi tie žmonės, kurie atėjo į susirinkimą, įvardinę, kad nori baigti anksčiau, galėtų išeiti anksčiau į jiems kitą svarbų susitikimą. Dabar tau pavėlavus ir man reikėjo kartoti viską iš pradžių ir aš pajutau, kad situacija slysta iš mano rankų. Todėl aš patyriau susierzinimą. Ir galų gale aš pateikiu prašymą. Tai yra nufilmuojamas dalykas. Ar galiu tavęs paprašyti kitą kartą ateiti laiku? Na, jeigu tai būtų filmuojama, tai paaiškėtų, kad aš atvykstu prieš laikrodžio rodikliai pasiekiant 12 valandą, kas reiškia, kad prasidėjo susirinkimas. Apibendrinant, jeigu bendraujant mums pavyktų dalintis pastebėjimais, vengiant vertinimų, atskleisti savo jausmus, juos sukeliančius poreikius ir prašyti, nuoširdumo būtų žymiai daugiau, psichologinis saugumas tarptų ir komandos rezultatai pagerėtų.